Labadiena, su jumis sveikinasi Miglė Petkutė. Labai malonu šiandien pristatyti naująją temą. Kai kalbama apie psichologinę sveikatą, labai dažnai yra kalbama ir apie depresiją. Vis dėlto, nors šiais laikais apie depresiją kalbama daugiau negu kalbėjo mūsų tėvai ar seneliai, vis dar kyla klausimas, ar iš tiesų to viešumo pakanka ir kaip tai formuoja mūsų visuomenę. Apie tai mes šiandien kalbėsime su Depresijos įveikimo centro psichologe Gintarė Šemytė. Labadiena. Sveiki. Taigi, pirmiausia, papasakokite. Vis dėlto tikrai kalbama šiais laikais daugiau apie tą depresiją, bet kaip tai keitėsi per pastaruosius metus? Tikrai anksčiau depresijos tema buvo tokia labiau tabu, tai mažiau apie tai kalbėdavo žmonės, dabar jau tikrai tų kalbų yra daugiau. Kalbama daug, bet ne visai, gal ta informacija būna tokia teisinga ir aktuali. Iš esmės, manau, kad žmonės žino tikrai daugiau supranta, kad apskritai depresija egzistuoja, kad tai nėra kažkoks mįslingas, toksai paslaptingas sutrikimas, bet manau, kad tas požiūris būna visai toks dažnai paviršutiniškas. Tai žmonės būna girdėję pavadinimą, maždaug įsivaizduoja iš kažkokių istorijų, bet nebūtinai žino, kas tai iš tikrųjų yra ir kaip tai atrodo ir kad gali atrodyti tai tikrai labai skirtingai kiekvienam žmogui. O kas iš vis lėmė, kad kalbama yra gerokai labiau negu buvo anksčiau? Manau, kad čia daug dalykų susidėjo. Iš esmės, tai vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad žmonės apskritai išdrįsta labiau kalbėti apie tai, kažkas pasidalina, tai tada ir kiti žmonės kažkaip sureaguoja, būna drąsesni savo istorijom pasidalinti. Tai tam tikrai ir socialiniai tinklai padeda, ir kai kokie nors žymus žmonės pasidalina savo istorijom, ar apskritai, kad ir paprasti žmonės, bet kai kas nors juos išgirsta. Taip pat manau, kad ir pandemija visai prisidėjo prie to tokio žinomumo, viešumo, kadangi pakankamai didelės dalies žmonių psichinė sveikata suprastėjo pandemijos metu ir dėl tos izoliacijos, vienišumo ir dėl šiaip labai tokio pasikeitusio gyvenimo būdo. Tai daugiau žmonių ir tuomet pradėjo kalbėti ir net ir darbdaviai turėjo kažkaip prisitaikyti prie tų situacijų, kadangi žmonėms tikrai pasidarė sunkiau ne tik šiaip gyventi, bet ir dirbti. Tai šitie dalykai, manau, kad labai prisidėjo. Taip pat šiais laikais ir žymiai labiau prieinami moksliniai straipsniai. Tai žmonėms tiesiog lengviau pasiekti tą informaciją, nereikia kažkaip spėlioti ar ten iš kokių kaimynų susižinoti, kas tai yra, bet galima pasiekti tą tokią patvirtintą prieinamą informaciją internetu ir tada lengviau susižinoti ir lengviau kalbėti apie tai. Taip, ir tikrai labai dažnai yra kalbama, galbūt ir iš vyresnių žmonių, kad čia yra jaunų žmonių problema, kad šiais laikais daugiau jaunimo serga, kad galbūt čia net ir nesąmonė yra. Tai ar tai yra tiesa ir kodėl tai iš tiesmės atsitiko? Taip, tikrai išgirstu nemažai tokių nuomonių, kad čia žmonės jauni susigalvoja, kad tai yra kažkas tokio prasimanimas, tinginystė ir panašiai, ir kad tiesiog nemoka jaunimas susidoroti su gyvenimu. Tai taip labai norisi paneigti šitą mitą, nėra taip. Tai yra sutrikimas, jisai liečia tikrai įvairaus amžiaus grupės. Taip atsitiko, man atrodo, todėl, kad ankstesniais laikais nebuvo kalbama apie tai, žmonės nežinojo, kas tai yra, tai turėjo kažkaip prisitaikyti. Tada ir gydydavosi kažkaip savo būdais, savo metodais, tai dažnai, kad ir alkoholis tapdavo tuo vaistu, dabar žmonės turi galimybę rasti tos pagalbos, gauti jos patikimos. Tai tuomet ir išgirsta daugiau ir tie vyresni žmonės apie tai, kad jauni žmonės susiduria, bet kadangi depresija yra toks sutrikimas, kuris pažeidžia žmogaus galimybę funkcionuoti, bendrauti su kitais, eiti į darbą, tiesiog mėgautis gyvenimu, tai tada tai gali iš išorės atrodyti kaip kažkoks silpnumas ar tiesiog tingėjimas, žmogus negali atsikelti iš lovos ir tiesiog nes nenori. Manau, kad čia susideda tokie stereotipai ir tuo pačiu tas labai toksai prisitaikymas vyresnių žmonių prie tų sunkių sąlygų, kad jie turėjo kažkaip ištverti, tikisi, kad ir jauni žmonės taip pat elgsis. Tačiau nėra taip, kad stiprus žmogus yra tas, kuris atstovi ir nesikreipia pagalbos. Anksčiau būdavo gal tas suvokimas, kad stiprus žmonės nesiskundžia, nesidalina, kažkaip jie patys atsilaiko. Tai dabar, kai jaunimas iš tikrųjų geba pasidalinti, geba tos pagalbos paprašyti, tai ir atrodo kaip tiesiog paneigimas to fakto, kad jeigu skundėsi, tai esi silpnas. Tai manyčiau, kad tokie dalykai susideda. Ir ar pas jūs lankosi daugiau jaunimo būtent dėl depresijos, ar matote įvairiausių amžiaus grupių?
Šiaip tikrai įvairiaus amžiaus žmonių ateina. Pas mane gal ateina daugiau jaunimo, aš manau, kad čia ir kiekvienas psichologas taip skirtingai susiduria, bet dažnai ir prie psichologo amžiaus prisitaiko klientai, tai ateina daugmaž link savo amžiaus tokį žmogų pasirenka, bet tikrai įvairiai būna, tai ateina ir paauglių, ir vyresnio amžiaus žmonių, nėra, kad vienai grupiai kažkokiai tai yra išskirtinis sutrikimas. O vis dėlto kokie būna depresijos simptomai, kuriuos žmonės dažniausiai pražiūri ir galbūt arba kitoms ligoms priskiria, arba iš vis, pavyzdžiui, charakterio bruožams? Pagrindinių simptomų požymių tai yra toks nuovargis, nuolatinis nuovargis, lėtinis net galbūt, kuris jau visai būdingas šiaip galbūt žmonėms šiais laikais, kadangi tas gyvenimo tempas toks greitas, tai žmonės tiesiog neišsimiega ir būna pavargę, bet tai traktuoja kaip kažkokią normą. Tai yra toks didelis pražiūrimas dalykas, nepriimamas rimtai, nors tai tikrai gali būti depresijos simptomas, tai kad esu nuolat pavargęs ir irzlus galbūt. Taip pat tas nuotaikos toksai, tiek nuotaikų kaita, tiek irzlumas ir pyktis dažnai gali atrodyti kaip jo charakterio bruožas, kad žmogus tiesiog yra toksai paniuręs ir visko nepatenkintas, bet tikrai irzlumas pasireiškia kaip depresijos simptomas, gal tai labiau būdinga paaugliams ar vyrams, kažkaip tose grupėse daugiau tai atrodo, tai pasireiškia mažiau to tokio liūdesio ir prislėgtumo, bet daugiau irzlumo. Taip pat yra ir visokiausių kitokių simptomų, kurie būna labiau fiziniai. Tai ten kokie nors neaiškus skausmai, kurių niekam negalima priskirti, negalima kažkokios priežasties atrasti, ar virškinimo trakto sutrikimai, ar ten pykinimas ir panašiai. Taip, man atrodo, dar tokie pokyčiai apetito ir svorio, tai kad gal depresiją mes dažniau įsivaizduojam kaip tokį prislopimą bendrą, tai tada ir apetitas atrodo turėtų sunykti ir tikrai taip būna, bet gali būti ir atvirkščias variantas, kur žmonės kaip tik jų apetitas smarkiai padidėja. Tai irgi gali būti depresijos simptomas. To depresija, kaip ir minėjote, yra toks ramumas, galbūt neturėjimas jėgų ir panašiai, bet kartais sako, žmogus galėjo viską daryti, lankėsi net ir visokiuose vakarėliuose ir panašiai ir vis tiek sirgo depresija. Tai būna ir tokių tipų. Ta depresija įvairiausiai pasireiškia, jo kartais atrodo kaip stereotipas, kad žmogus turėtų gulėti lovoje ir nesikelt. Tikrai būna ir tokių atvejų, bet čia jau gal tokie sunkesni atvejai. Būna, kad žmogus tikrai gali pilnai atrodo funkcionuoti, eiti į darbą, bendrauti, šypsotis net. Tai ir vadinama depresija, tokia besišypsanti depresija, kad tai yra lyg atskiras tipas, kur žmogus iš išorės atrodo, kad jam viskas gerai, bet viduje jis sunkiai jaučiasi. Tai tokiems žmonėms ir patiems dažnai būna sunku pripažinti, kad yra kažkas negerai, nes lyg tai viską turiu darbą, ten partnerį, mėgstamų hobių kažkokių, bet niekas nedžiugina. Vis dėlto, kadangi tempas yra labai greitas gyvenimo ir yra tas pervargimas, kaip sakėte, ar tai turi įtakos, kad, pavyzdžiui, daugėja depresijos, ar tai tiesiog kaip šalutinis poveikis? Manau, kad tikrai turi įtakos, kadangi dabar matom daug tokio susikoncentravimo į pasiekimus mūsų visuomeniai, kad žmonės skatinami daug siekti, daug pasiekti, daug uždirbti, mato, kaip kiti, keliauja, mėgaujasi gyvenimu ir taip toliau, tai ir patys nori tokį gyvenimo būdą turėti. Ir tada tas gyvenimo būdas tampa greitas, be poilsio, be kažkokio sustojimo, pasirūpinimo savim. Tai man atrodo, kad tikrai šitie dalykai susideda, kadangi visos mūsų emocinės būsenos sveikatos pagrindas ir yra tie tokie paprasčiausi banalūs dalykai kaip miegas, maistas, tinkamas poilsis, bendravimas su žmonėm. Tai be jų, kurie dažniausiai ir iškrenta greitam gyvenimo tempe, tai tikrai ir galima kažkaip susirgti greičiau. Su įvairiomis lygomis yra kalbama tai, kad reikia kuo greičiau apsilankyti, kad nebūtų padaroma didelė žalos. Ar su depresija yra tas pats? Lengviau turbūt padėti žmogui, jeigu jis anksčiau kreipiasi, kol dar ta depresija nėra tokia įsisenėjusi, įsišaknyjusi. Tada lengviau tiesiog atrasti tos dalykus, kurie gal šiuo metu kliūna. Ar čia būtų gyvenimo ritmas, ar čia būtų, bendravimo trūkumas, ar kažkokia neišspręsta situacija. Tai taip, tokiu atveju lengviau padėti, bet nėra taip, kad vėliau kreipiantis jau situacija visiškai prasta ir neįmanoma padėti. Priklauso tikrai nuo žmogaus. Vienos depresijos gal lengviau atsiliepia gydymui, kitos šiek tiek sunkiau. Bet manau, kad jeigu tik yra galimybė, aišku, tikrai verta kreiptis kuo anksčiau, bet net jeigu ir susidurėt su depresija, visą gyvenimą, ar ten
10-20 metų, tikrai verta pagalbos kreiptis, kad ir dabar. Ar prieinamumas Lietuvoje psichologinės sveikatos psichologų yra pakankamas? Šiaip psichologų tikrai yra pakankamai, aš sakyčiau, tik vat dėl to prieinamumo yra toks klausimas, kadangi nemokama pagalba, ją sunkiau gauti. Dažnai būna eilės, gali būti ir kelių mėnesių, taip pat tų nemokamų konsultacijų skaičius yra ribotas, tai vėlgi negaliu sakyti, kad taip labai paprastai visiems prieinama. Privačiai tikrai žymiai lengviau rasti tos pagalbos, tačiau tada ji gali būti brangesnė ir iš tos pusės tada sunkiau prieinama. Tai tokiu atveju tada siūlyčiau žiūrėti į visokias iniciatyvas, kurių dabar irgi pakankamai nemažai. Tai tiek pagalbos linijų egzistuoja įvairiausio amžiaus grupėms ir įvairiausių socialinių sluoksnių, tai tiek jaunimo linija, tiek sidabrinė linija ir įvairiausios kitos kažkokiem specifiniam sutrikimams taikytos. Tiek ir šiaip organizuojama visokių iniciatyvų, paramos, pagalbos grupių, tai tikrai galima pasiieškoti internete ar ten, nežinau, savo gydytojų pasiklausinėti, dažnai žmonės tiesiog nežino tokios informacijos, bet yra pagalbos, jos galima rasti. Jo, tai manau tokie dalykai, svarbu nebijoti ieškoti ir gal neapsistoti būtent ties tuo, kad privalau pas psichologą eiti ar pas psichiatrą. Kažkaip bandyti pradžioj gal pas šeimos gydytoją, gal jis kažkur nukreips, gal draugų pasiklausinėt, ką jie išbandė ir panašiai. Žmogui, kuris nusprendžia ieškoti psichologinės pagalbos, kartais būna sunku susirasti tą gerą specialistą. Net nekalbant apie tos atvejus, kad psichologas pats, pavyzdžiui, nėra labai kompetentingas, kartais tiesiog netinka tarpusavį ryšys tarp psichologo ir paciento. Tai kaip surasti tą tinkamą specialistą? Sunkus klausimas, tikrai kartais reikia paieškoti. Iš esmės sunku pasakyti, taip nėra, kad vienas specialistas tiktų bet kam, kad ir jis ten yra geras ir kompetentingas, tai nebūtinai tiks konkrečiam žmogui. Tai iš tos pusės tiesiog reikia turbūt nebijoti kartais paieškoti ir išbandyti, nueiti ten pas vieną, pas antrą, pas trečią. Tiesiog svarbiausia turbūt pajust kažkokį tai ryšį ar bent menkiausią pasitikėjimą to žmogum, kad jeigu jaučiuosi, kad galiu tam žmogui papasakoti kažką tokio jautresnio apie save, tai tada tai tikriausiai ir verta į tai orientuotis ir bandyti, tada jau žiūrėti, kaip ten sekasi. Šiaip tai tų būdų, kaip ieškoti, yra daug, irgi galima pasiklausinėti ten pažįstamų rekomendacijų, dažnai būna kas nors girdėjęs ar išbandęs, pasiieškoti, kad ir internete, pasižiūrėti, dažnai būna žmonės irgi iš kokių nors straipsnių ar ten interviu randa savo psichologus, kur tiesiog patinka, kaip žmogus šneka ir pajunta kažkokį pasitikėjimą. Tai tokių kelių irgi įvairiausių, svarbu tiesiog atrasti savo kažkokį. Ir ką jūs pasakytumėte žmogui, kuris galbūt jau įtaria, kad gali turėti depresiją, tačiau vis dėlto bijo apsilankyti, bijo psichologų, galbūt kokia nors stigma, gėda. Ką pasakytumėte tokiam žmogui? Pasakyčiau tikriausiai, kad ta stigma ir ta gėda, kurią patirat, tai yra viena vertus tai labai normalu, nes tikrai baisu gali būti tos pagalbos ieškoti ir neaišku, kaip ten kas vyksta ir aplinkui žmonės gali būti visokių dalykų prišnekėję, bet tuo pačiu tai gali būti ir vienas iš depresijos simptomų, tokia gėda ar kažkokia kaltė ar žema savivertė. Tai tiesiog turėti tai omeny, bet žinot, kad psichologas ir yra turbūt tas žmogus, kuris gali padėti šitos dalykus įveikti. Tai dažnai žmonės kažkaip bijo ir jaučiasi, kad turi būti iš karto drąsūs ir jau ateiti pirmą kartą viską išpasakoti ir pilnai atsiverti. Tai tikrai taip nėra. Jūs galite nueiti pas psichologą ir pasakyti, kad man labai, labai neramu ir labai gėda ir baisu ir tiesiog dirbti su tuo ir tada jau prieiti prie to, kur ten noris eiti. Nes geras specialistas tikrai nevers kažkaip per prievartą atsiverti iš karto ir tam papasakoti daugiau negu norisi. Ta pagalba turėtų vis tiek vykti žmogaus pasirinktų tempu, tai kaip jam yra patogu, saugu, tas saugumas yra turbūt esminis dalykas. Tai jeigu jaučiu, kad man per daug šiuo metu, tai galiu ir paprašyti sustoti, net nepaprašyti, tiesiog sustoti ir tiek. Tai norisi gal perduoti tą tokią žinutę, kad žmonės, kurie ateina pas psichologą, jie ateina pasirūpinti savim, tai jie ir turi tą autonomiją ir teisę tam procesui vadovauti. Jeigu jums atrodo, kad vis dėlto gyvenimas sunkus, kažko trūksta, galbūt jaučiate neigiamus simptomus, tikrai verta apsilankyti pas specialistą ir išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta.